Sveiki, gerbiami futbolo mylėtojai, štai ir išaušo tą paskutinioji diena. Marijampolės Sūduvai trūkš plyš, reikia laimėti, reikia taškų, norint išsaugoti savo pozicijas lygoj. Dar kartą pratęs savo ataką. Čia aukštas kamuolys pakeičiant aikštės pusę Uzočiukų. O čia bus taip fiksuojama pražanga. Styvas Lawsonas, vienas iš pagrindinių Sūduvos žaidėjų, jis negali žaisti nuo pirmų minučių, o čia tokia situacija, Stankievičius ir įvartis. 15 minutė, Sūduvos komanda veržėsi į priekį šiose svarbiose rungtynėse. Na, štai taip įvykiai klostosi. Ir pirmieji šiame paskutinėje čempionato dienoje pelnė įvartį Džiugas. Čia įvartis įskaitytas ir jis bus. Taip. Žegnojasi Marijampolės Sūduvos puolėjas Moldavas 9 numeris Nikolajus Solodovnicovas. Pelno marijampoliečiai įvartį. Atbėga čia ir Dovydas Lastauskas pasidžiaugti kartu su komanda. Pasileidžia į priekį. Tarp daugybės Marijampolios gynėjų stringa, o čia štai toks Kauno Žalgirio atsakas ir Bena pasižymi. Šio gynėjo pirmasis berods įvartis šiose pirmenybėse. Na ir Kauno Žalgiris atsigauna iš to mano minėto knockdowno. Marijampoliečiai buvo greitesni. Bet Kauno Žalgiris pratęs savo ataką. Vilius Armanavičius, jo perdavimas. Ir čia Kojodės smūgis ir įvartis. Štai taip, labai identiškos situacijos. Iš kairiojo krašto smūgiuojamas kamuolys. Vėl į dešinį kraštą ir rezultatas tampa 2-2. Puikus Sauliaus Šemelio keitimas ir Kojodė pelno savo įvartį dar kartą Armanavičius. Ir štai toks epizodas, į skersinį atsimuša kamuolys, Gratas Irgada. Atrodė, kad sunku buvo susigaudyti vartininkui, kur nusileis kamuolys, o čia Sūduviečio ataka. Burba krenta, Kęstutis Bartuškevičius skiria 11 metrų baudinį. Motiejus Burba prieš Deividą Mikelionį ir 3-2 rezultatas tampa čia Kauno rajone. Sūduvos futbolininkai muša trečiąjį įvartį šios dienos rungtynėse ir dar kartą supuola. Ir jo nematau žaidžiančio, jis paliko aikštę. Nu, o Žydrūnas Žygimantas Baltrūnas įdomu ką pakeitė, o čia Stankevičius, dar vienas jo bandymas. Čia krenta kamuolys ir įvartis. Džiaugiasi įvarčiu nekas kitas, o Motiejus Burba atrodo. Antrasis šio saugo įvartis šios dienos rungtynėse. Dar kartą išvyskim šią situaciją. Stankevičius ir ten Motiejus aidi teisėjo finalinis švilpukas, skelbiantis Marijampolės Sūduvos pergalę. Ir dabar visų dėmesys krypsta į LFF stadioną. Puola į telefonus stebėti, kaip pasibaigs rungtynės Vilniuje.